pagrindinė tokia mūsų veikla. Tai šiandieną pristatysiu. Ir kaip matote, čia yra daug knygų visokios, labai esminių atsakymų į rūpimus klausimus. Kai sunku, pasižiūrėkit, kokios čia jos yra. Truputėlį paskaityti kažkokią mintį gali. Su kuo norit. Susitikit ir atsisėskit. Visos pasiskirsit. Pasišnekėkit, kokią knygą pasirinkot. Gerai, dabar šitaip, ane, tiesiog žaisminga. Ateikit, va, ateikit, nesusidrūstat. Ir visos viena su kita knygom. Ateikit. Aš turiu knygų. Pajudėkit truputėlį. Kita užduotėlė, jūs turite visos knygas, bet dabar ne apie po vieną kas nors, nebūtina rankas kelt, tiesiog sakyti. Vieną kartą užmigau knygos tarp. Labai gerai mėgaujuosi. Vietoj pagalvės, arba kad mintys. Kaip padėklą nešioti. Aš daryčiau kalėdų eglį. Kalėdų eglę padarytum. Apsauga. Šuolis dažnai? Mozaikas. Kam dar knygą galima naudoti? Vien dėl vaizdo laikyti, kad svečiai atėję pagalvotų, kad labai apsišvietę žmonės. Nesvarbu, kad neskaitytos knygos. Ir pasirinkit dar kitą knygą. Vėl pasirinkti savo norimą vietą. Ar atsistojus. Kiekvienam iš mūsų nėra pažįstami su savim. Man labiausiai įstrigo žodis mažas šalis Lietuva. Ar kaip bebūtų reikia ją brangti. Ir pamačius paveiksliuką prisiminiau vaikystę. Nežiūrėdavau šitą filmuką. Pasirodė įdomus, o labiausiai įstrigo tai... Neįdomi. Teko girdėti apie. Nepamirškim, kad knyga, jinai kartais duoda labai gerus įgauna ne tik protą, bet ir išmintį. Pajudėkit, nebijokit. Šis užsiėmimas man labai patiko. Buvo netikėtas, įdomus. Nesitikėjom tokios veiklos, bent jau aš tai nesitikėjau. Manau, kad grįžus namo pasimsiu savo skaitomą knygą ir tiesiog bandysiu smagiai ir ramiai praleisti laiką savo.